Atlikėjas ir kūrėjas Algimantas Minalgas Soliaris prieš mūsų kameras buvo itin atviras. Pasirodo, iki pažinties su sutuoktine Monika atliekų tvarkymas jam visai nerūpėjo. Kas Soliario žmoną neramino labiausiai? Mano buvo šiukšlių nerūšiavimas ir aš gavau velnių už tai. Nes aš depozitą. Prie konteinerio. Ji šituo atžvilgiu socialiai atsakinga, o aš buvau ne. Tai vat, mane pamokino ir dabar aš visada paskaitau, kur išmetu šiukšlės. Kad negaut velnių ir kad būtų socialiai atsakingų. Kokia tai buvo situacija privertusi Soliarį susimastyti? Taip tiesiai šviesiai sakyti, ką pasakėjai manęs. Ne, taip gal nereikia. Iš dar raidės buvo žodis. Aš išmečiau ir jinai sako, tu... Prie konteinerio priėjimo tenai popierius yra atskirai, tenai mišrios atliekos ir ten stiklas ir taip toliau. Spaėmė, bet kur išmetė, su kur tu čia venti? Jo, buvo apšauktas, buvo paklausta, ar aš Ne, aš sakau, tu visur taip elgiesi situacijose, kad negalvoji. Sakau, jeigu taip nežiūri, neskaitai, ką darai. Nu jo, aš kažkaip niekad nežiūrėdavau. Aš galvodavau, va, yra 3 konteineriai, kuris tuštesnis į tą ir išmesiu. Ir vat, labai dėl to gailiuosi, kad taip darydavau, nes gavau nuo žmonos pylos, kad reikia skaityti, kas ant konteinerio parašyta ir rūšiuoti. Ir man išaiškino, kodėl. Sako, po to žmonės už tave tai daro. Ta prasme, ir aš esu, norėjau sakyti, dirbęs sąvartyne. Aš esu vežęs kažką į sąvartyną, kai važiavom, kai vyko kraustymaisi ir mačiau, kaip žmonės tą daro. Rūšiuoja su pirštinėm, ten su kaukiam. Tai, nu jo, jeigu mes tai darysim, bus mažiau tiem žmonėm darbą ir mažiau žalos. Tai vat, supratau, kad man nieko nekainuoja paskaityti ir išmest. Ta prasme, sekundės reikalas. Kai pora kraustėsi į bendrus namus, čia taip pat elgėsi atsakingai. Čia esam padarę remontą, tai realiai nei vieno baldo nepakeitėm, o tiesiog atnaujinom visus užvalkalus, užtiesalus, nieko neišmetėm, nes tikrai baldas gali ilgai tarnauti. Prieš apsilankant maisto prekių parduotuvėje, pora turi vieną svarbią taisyklę. Stengiamės neiti parduotuvę, kai būnam alkani. O tada geriau pavalgę, kad... Aš tai, pavyzdžiui, turiu tokį įprotį, jeigu pastebėjai, nedėti plastikinius maišelius, kur visur padėta šitų vaisių arba ten daržovių. Aš morką taip įmetu, žinau, kad gal nehigieniška, bet aš geriau nenaudosiu plastikinio maišelio ir viską metu tiesiog į krepšelį ir po to arba į vieną maišelį, jau jeigu ten jų labai daug. Pardavėjas nebūna itin patenkintas, kad visi skirtingi vaisiai ir daržovės į tom pačiam maišelį, bet aš jų tiesiog nenaudoju daug, nes aš nenoriu prisidėti prie plastiko eksploatacijos. Matom, kad parduotuvėse tiek daug pakuočių ir jos visas meti. Vat nesinori net kokio maišelio kartais pasiimti. Geriau pagalvoju, gal ten jeigu 2 daiktus perki, gal tiesiog į ranką paims ir viskas. Arba vienkartinį maišelį tada turėsi. O tu niekada nesusimastei, kad ir aš prisidedu prie to. Aš namie, kur šiukšlę numetu, jinai eina ir išmeta. Tai vat, aš ją mokau taip. Čia ne dėl to, kad aš netvarkingas. O išmaikštuolis Gitas Soliaris, bet pasirodo net ir apie atliekas galima kalbėti su jumoru. Tik susituokę jiedu tarsi davė pažadą kuo daugiau keliauti ir uoliai jį vykdo. Kokia šalis jiems pasirodė pati netvarkingiausia, o kuri pati švariausia? Pirmoje vietoje netvarkingiausių tai mesčiau Indiją. Ten siaubingai daug šiukšlių, plastiko, viskas iš eilės, žuvis išmirusios, ten upiai ir panašiai, baisu. O pati tvarkingiausia... Dubajus gal? Šveicarija. Šveicarija. Na ir pabaigai trumpas palinkėjimas jums, mieli žiūrovai. Manau, kad visi žmonės turėtų susimąstyti, paskirti kažkiek tai tam laiko, nes mumgi rūpi, kur gyvens mūsų vaikai, mūsų vaikų vaikai, tai būkim atsakingi.